Sveiki, skaitau dar vis tą pačią knygą, Violetos Petraitienės 7 ciklai, 7 sąmonės augimo ciklai. Skyrius suvokimo ribos peržengimas. Norint suvokti naują tiesą, reikia išsilaisvinti iš senų tiesų. Nesakau, kad turite visiškai atsisakyti senų tiesų, jos yra jūsų dabartinio gyvenimo pagrindas. Šios tiesos jūs formavo, išugdė iki dabartinės būsenos. Visiškai jų atsisakydami sugriaunate savo pamatus. Tiesiog prie šių tiesų nereikia prisirišti. Pakanka žinoti, kad jos leido jums sėkmingai arba nelabai sėkmingai vystytis ir dabar jums reikalingos naujos žinios. Tas žinias priimkite su džiaugsmu, su viltimi, nes su jomis jums pavyks išsilaisvinti iš praeities blokų ir galėsite peržengti savo suvokimo ribą. Pasiekę suvokimo ribą, pajuntate, kad daugiau suprasti, išjausti tiesiog neįmanoma. Susikaustote, tampate prislėgti. Kiekvienas žmogus tokią ribą prieina skirtingų laikų, o taip atsitikus tampa aišku, kad nebeįmanoma gyventi pagal senas tiesas, kad visa širdimi norisi naujo požiūrio į gyvenimą, norisi patirti daugiau, nei leidžia galimybės ir karma. Dauguma žmonių tos ribos nejaučia dėl nekintančio vibracijų lygio. Tie, kurie tai pajutote, džiaukitės, jūs priėjote ribą ir laikas keistis. Jūs jau galite peržengti tai, kas buvo duota šiam gyvenimui. Jūs patyrėte viską, kas buvo jums karmiškai skirta, suplanuota ir dabar jau galite žengti toliau, prisijimti likusią karmą, kuri buvo nukelta į kitus įsikūnimus ir gauti platesnės suvokimo galimybės. Vieni patys tos ribos neperžengsite, tam gali padėti karminė valdyba. Pasiūlydama naują suvokimo praplėtimo etapą, jums bus skiriamos naujos užduotis, nauji išbandymai ir papildomos karmos dalis. Bus vėl numatomos tam tikros ribos. Jeigu tą ribą peržengsite, karminė valdyba vėl įvertins jūsų pastangas ir duos tai, ko nusipelnėte, ką galite priimti. Karminė valdyba žino apie jūs daugiau nei jūs patys apie save. Gali būti, kad vertindami save sakote, aš nežinau, aš nepasiruošęs, o jie žino, jūs pasiruošę. Vadinasi, jumis jau galima pasitikėti ir duoti daugiau, nei manote gali paimti. Iš stipraus žmogaus daug ir reikalaujame. Kai kam karma labai suaktyvinama, nes tikimasi, kad dar šiame įsikūnyme sužibės to žmogaus sielos šviesa. Kai karma suaktyvinama, gyvenimas tampa sudėtingesnis, bet išsilaisvinus karmai žmogus lengviau pažins save ir patirs naujo pobūdžio potyrius ir tai praplės jo suvokimo ribas. Žengdamas vidinio pasaulio pažinimo link, kiekvienas žmogus prieis savo suvokimo ribą. Jis pajus, kad nieko nesupranta, nieko nežino ir norėtų galvą į sieną trankyti, kad tik protas pradėtų veikti. Tam nepakanka vien proto pastangų. Vidinis pasaulis veriasi tik keliant savo vibracijas, o vien protu vibracijų nepakelsi. Žmogus savo vibracijas gali pakelti tik visu savo gyvenimo būdu. Jas kelia tinkamas elgesys, savikontrolė, dėmesys kitam žmogui, nuoširdus bendravimas su Dievu. Vidinis pasaulis tai jūsų dalis, kaip ir išorinis pasaulis yra jūsų dalis. Išorinis pasaulis tai jūsų kasdieninė žemiška veikla, mokslas, darbas, šeima, pramogos. Vidinis pasaulis tai vartai į subtilųjį pasaulį, tai jūsų požiūris į pasaulį, jūsų išgyvenimai, mintis, jausmai. Jūsų sugebėjimas suvokti save iš dalies, sugebėjimas save įvertinti. Tiek išorę ir tiek vidinę saviraišką valdo arba jūsų ego, arba jūsų siela. Tai priklauso nuo jūsų požiūrio į gyvenimą, nuo jūsų laisvos valios pasirinkimo. Kalbėjau apie žmogaus čakras ir apie tai, kad antrojoje čakroje gyvena ego ir susireikšminimas,
o trečiojoje čakroje jūsų siela. Antroji čakra susieta su žemiškąja veikla ir jūsų sugebėjimas įsitvirtinti žemėje savo kasdieninėje aplinkoje. Ateina momentas, kai ego užleidžia savo pozicijas ir leidžia atsiskleisti žmogaus sielai. Taip suaktyvinama trečioji čakra ir žmogus įžengia į tą savo gyvenimo laikotarpį, kai pradeda išjausti sielos poreikius. Siela, būdama aukštų vibracijų, geba susilieti su visuma. Ji suvokia, kad gali vystytis ir bręsti tik kartu su visuma. Tai yra kartu su visa žmonija. Taip keičiasi požiūris į priimtas tiesas. Negalima sakyti, kad žmogus suvokta tiesa yra klaidinga. Ji atitinka tam tikras vibracijas ir tuo metu yra svarbi, aktuali ir teisinga. Būtent ji atvedė jūs iki dabarties akimirkos. Aukštesnių vibracijų lygyje ta tiesa nustoja atitikti tikrovę, ji tampa klaidinga. Todėl vis rekomenduoju kiekvieną savo suvokimo akimirką naują tiesą priimti kaip pagrindą to laikotarpio bendrinimo etapui. Keičiantis vibracijoms, keičiasi suvokimas, kas yra tiesa. Kiekvienas žmogus sudaro tam tikrų savo minčių ir jausmų darinius, kurie įsilieja į kolektyvinę sąmonę. Norint pakeisti kolektyvinę sąmonę, pirmiausia reikia pakeisti šiuos savo darinius ir tai galima padaryti tik vidinėme pasaulyje, tik per asmeninį išjautimą, mąstymo ir elgesio pokyčius. Minčių ir jausmų derinys yra jūsų paskleista energija. Ji negali niekur išnykti. Ją galima tik pakeisti, pradėjus kitaip mąstyti ir kitaip gyventi. Tik per karmos išgyvenimo procesą pakeisti savo ankstesnį darinį į naujų minčių darinį. Šis darinys neišnyksta net žmogui mirus. Jis kaip rūkas apgaubia sielą ir žengia į kitą įsikūnijimą, taip apsisunkindama sielos saviraišką. Per daugybę įsikūnijimų sielą apgaubia patys įvairiausių minčių ir jausmų dariniai ir kaip debesis trukdo pasireikšti sielos šviesai. Kad siela visiškai neužsispaustų, karminė valdyba siunčia situacijas, kurios leidžia pakeisti grubiuosius darinius. Kai kada karmos dalį perima vaikai, anūkai ar net visai svetimos sielos, kurios į žemę ateina kančios keliui ir taip sudegina ne tik savo, bet ir kitų žmonių karmą. Jeigu žmogus pasiekia aukštą sąmoningumo lygį, jeigu jis keičia savo vertybės iš asmeniškumo į bendruomeniškumą, kai ji dar nepasiekia materialios išraiškos, tai yra minčių ir jausmų lygyje. Jeigu keičiate požiūrį į daugelį dalykų, jūs pradeda kitaip vertinti savo poelgius. Jūs atgailaujate ir suvokiate, kaip elgtis neteisinga. Ir keičiate savo elgesį, kartu pakeičiate tam tikrą minčių darinį. Dėl to anksčiau susiformuota mintis praranda savo galią. Tas pats ir su jausmais. Jeigu manote, kad ambicijos jau trukdo, tai iš jūsų jausmų darinio pašalinama karma, kurią sukūrė jūsų ambicijos. Ji išnyksta ir nepasireiškia materijoje. Taip savo karmą atidirbate daug lengviau ir paprasčiau. Jeigu išmokstate savitvardos, pajuntate toleranciją ir pagarbą kitam žmogui, jeigu keičiate savo įpročius, įsitikinimus ir gebate sąmoningai gyventi, tokiu atveju neteisingas minčių ir jausmų darinys sumažėja ir nepasireiškia per sudėtingas gyvenimo situacijas. Žmogus gali papildomai gauti tiek naujų užduočių, tiek karmą. Tai eina lygiagrečiai, juo daugiau gali, tuo daugiau duoda. Duoda užduotis, duoda karmą. Taip pat duoda ir gebėjimus ir talentus. Sąmoningas žmogus gali atidirbti šiam gyvenimui numatytą karmą ir buvusiųjų įsikūnimų į sudėtingesnę karmą. Jeigu žmogus geba išsilaisvinti iš buvusiųjų įsikūnimų karmos,
Tada išsilaisvina ir buvusių įsikūnimų gebėjimai. Nes sielą gaubia visas žmogiškoji patirtis, tiek gera, tiek bloga. Kai išsilaisvinate iš karmos blokų, jums atsiveria vis nauji gebėjimai, talentai, suvokimai. Taip jūs pažadinate praeitį, susiliejate su buvusiais gyvenimais. Jums nereikia atsiminti, kas buvote ir kaip gyvenote. Pakanka pajusti, kad jumise prabunda nauji troškimai, pojūčiai, siekiai ir galimybės. Jūs stiprėjate, jūs gyvenimo amplitudė didėja. Vadinasi, jūs gebate daugiau padaryti dėl savęs ir dėl kitų. Niekas iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Jeigu jumise prabunda talentai, gebėjimai, tai nėra stebuklas ar Dievo dovana. Tai jūsų praeityje pasiekti rezultatai, kurie dabar gali pasireikšti, susijungiant praeitiems gyvenimams. Taip žmonės gali pradėti laisvai kalbėti užsienio kalba, gali išryškėti gamybai muzikai, dailiai, gali atsirasti polinkis rašyti, filosofuoti, gali atsirasti gebėjimai gydyti energetiškai, matyti žmonių auras, subtilųjį pasaulį, nes visa tai buvo realu ir priimtina praeituose gyvenimuose, bet užsimiršo ir užsiblokavo žengiant per gyvenimus ir sudarinėjant neteisingus minčių ir jausmų darinius. Vidinio pasaulio pažinimas nėra baigtinis procesas, jis nuolat atsiveria vis naujais dalykais. Susitvarkius su vienais įpročiais, kompleksais, prisirišimais, išryškės kiti iš buvusių gyvenimų. Jūs turite nuolat prisiderinti prie naujų galimybių, naujų gebėjimų. Jeigu neprisiderinsite, užblokuosite jų pasireiškimą materijoje. Neleiskite sielai išsilaisvinti, kas ir taip vyksta sunkiai. Todėl pažinti ir suvokti, kas su jumis vyksta, nepakanka. Reikia nuolat prisitaikyti prie naujovių. Jūsų sielai jau pažįstamų dalykų. Turite išmokti gyventi su naujomis galimybėmis. Turite jas įvaldyti, suvokti, kaip su tomis galimybėmis ir gebėjimais kurti teigiamą ir neigiamas energijas. Nes jeigu jie buvo užblokuoti, vadinasi, tie gebėjimai kadaise jums sukūrė neigiamą karmą. Todėl vėl iškyla pavojus neigiamai karmai susidaryti. Kylant jūsų energetiniams virpesiams, jūs įsiliejate į platesnių galimybių erdvę. Jeigu nei viename iš įsikūnimų nesidomėjote dailę, tai ir dabar nepradėsite piešti, nes neturite tokios patirties. Bet jeigu dabar lankysite dailės mokyklą ir išmoksite piešti, tai įsilies į jūsų patirtį ir galbūt atsilieps kitam įsikūnimui. Nežybūs gebėjimai neturi išliekamosios vertės. Galite daryti prielaidą, kad ir dabar jūsų gyvenime nepasireikš tie praeitų gyvenimų įvykiai, kurie neturėjo išliekamosios vertės, kurie neišspinduliavo stiprios energijos. Paprasta kasdieninė veikla, užguita rutina ir vidinis sąstingis neturi išliekamosios vertės, nei geros, nei blogos. Todėl gyvendami sąstingyje nesąmoningai nekuriate jokios išliekamosios vertės ir jūsų įsikūnimas praranda prasmę. Be reikalo sunaudojama sielos saviraiška skirta dieviškoji energija. Kitas įsikūnimas bus sudėtingesnis, nes dėl energijos stokos siela apsigyvens žemų vibracijų lygmenyje, kur gyvenimo sąlygos bus sudėtingesnės, sveikatos problemos didesnės, daugiau skausmo ir kančios. Spinduliuodami stiprią kuriančiąją energiją sukūrėte tam tikrą gerosios energijos sankaupą, kuri naudojama sėkmingam naujam įsikūnimui ir sielos brandai formuoti. Nepamirškite, jūs egzistuojate amžinybėje. Jūs nuolat įsikūnijate ir tas procesas nėra skirtas tik išsilaisvinti iš karmos. Jis skirtas žmogaus brandai, sielos brandai. Kiekvienas įsikūnimas gali sustiprinti sielą ir padidinti jos veikimo amplitudę. Žmogus turintis stiprią sielą aiškiai mąsto.
geriau suvokia žmonių tarpusavio ryšius, priežasties ir pasekmės dėsnio pasireiškimą žemėje ir turi didesnę įtaką kitiems žmonėms. Jis mato ir supranta daugiau nei dauguma žmonių. Jo pusėje yra žinių ir energijų galia. Tie, kurie atėjote iš Atlantidos ir Lemūrijos laikų, suvokiate, kad jūsų gebėjimai buvo didžiuliai, bet vyko bendras energetinis civilizacijos nuosmukis ir jūsų vibracijos pažemėjo, o gebėjimai buvo apriboti. Bet niekas iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Jūsų gebėjimai egzistuoja erdvėje, tam tikrame aukštų vibracijų lygmenyje. Ir jeigu kasdieninėje veikloje jūsų mintis, jausmai, veiksmai yra aukšto vibracinio dažnio, jeigu jūs nuolat toliau keliaujate savo vibracijas, keliate, taip pamažu kylate į tą lygmenį, kuriame egzistuoja jūsų aukščiausioji saviraiška. Kol skaitote šią knygą, jums viskas aišku, priimtina, bet te reikia grįžti į savo kasdienybę, į savo rutiną ir ši knyga netenka vertės. Jūs manote, kad tai tik fantazija ir šių tiesų pritaikyti savo kasdienybėje neįmanoma. Kodėl taip atsitinka? Kodėl skaitote šią knygą, papildomai gaunate energijos ir suvokiate, kad tai yra tiesa? Sugrįžę į kasdieninę veiklą, tą gautą energiją iššvaistote ir vėl grįžtate prie įprastų vibracinio lygio, kur viešpatauja logika. Jeigu kasdienybėje jūsų energinis laukas išliks aukšto energinio lygio, tuomet iš šios knygos gausite daugiau nei čia parašyta. Tam tikri žodžių deriniai, energiniai kodai atgaivins jūsų prisiminimus, pojūčius, sužadins užblokuotas aukštas vibracijas ir skaitant jums atsivers vaizdiniai iš amžinybės gyvenimo. Jums taps daug kas aišku, daug kas susidėlios į vietas ir tai paskatins jūs toliau džiaugtis gyvenimu, labiau jį vertinti ir tausoti jums skirtą laiką. Pagaliau jūs pradėsite daryti tai, kas jums iš tikro malonu. Jūs imsite keisti savo gyvenimą, atsisakysite suvaržymų, kitų nuomonės, visuomenės taisyklių. Jūs pasijusite laisvi. Ta laisvė kartu suformuos ir pagarbą kitam žmogui. Pakilę į aukštesnį vibracijų lygmenį, jūs tarsi pasitraukite iš